Могу, как же рочу. Ne savo lyderiais, tai vadinasi, jinai yra sąmoningas žmogus, kad jinai nepasiliko namuose. Kaip sakyt, sveikinu jūs visus ten. Labai operatyviai jūs visi atvykot. Senai šito nėra buvę apie Seimo. Ir aš manau, kad mes jokią kainą neleisim pompuoti tų šlykščių chemikalų į jūsų požemius ir teršti vandens ir visų žemės. Taip, nes dabar su Gražuliu pasiginčijau, tai ką jisai sako, kad mes Gazpromą apipirkti, mes puikiai viens kitą kaime pažįstam ir pradėjo tokie žmonės, Janinaitė paprasta, mūsų kitos kaiminystės Elbentos atstovė, to domėtis, po truputį prisijungi ūkininkai, nes apie to žemės sprogdinimą mes iškart įsigandom dėl melioracijos, pirmiausia nežinom, bet apie tas chemijas, vien melioracija kokia mūsų sena. Galvojom ir pradėjom truputį domėtis palaipsniui, tikrai pažįstam, kad jokie Gazpromų nėra atstovai. Iš tikrųjų, kas parduos ar Amerika, ar Gazproms, tai iš tikrųjų tas pats rinkos kainais. A, manot, ne rinkos kaina. Viskas rinkos kaina, bet kad eina apie vandenį, apie užterštą vandenį, tai yra pats baisiausias dalykas. Jūs man paimkite dabar ir įrodykit grežiant tiesiai su chemija varant per vandenis, ne? Per kainą. Kiek jie Kur ten yra vanduo? betonuos, sakė, Tai čia kam čia bekalbėti? Kiek jie įkištų vamzdžių į kilometrus? Iš kur jie ten įlindė, išvalgė, kad ten bus saugu? Panaudotas vanduo, kur jis bus, viskas yra. Rezervarus darys. Rezervarą, kur iš rezervarų į dangų, kur iš dangaus ant Vilniaus pareidės. Ant visur, čia visos Lietuvos mastu iš tikrųjų, taip. Čia, kad galvoju, kad mes tik čia vienas krašte lietuvėlė, tai kas jin tokie tie? Ateis su maisto produktais, mes gyvulininkų krašte esam. Pavyzdžiui, pavažiuokit pas mus krašte. Ekologiniai ūkiai, gyvulininkai pagrindė pieno ūkiai, visa produkcija grįš į visą Lietuvą. Visa tai iš to, jeigu beliks tam kaime kas nors. Valdžia šau kaip susigrąžinti. Ir kai Valatka pasakė, keli tvarteliai. Taigi mes esam, pavyzdžiui, Žemaitijos krašt pagal apgyvendinimą vidurkį jauniausiai gyvens žmonės. Jauniausiai amžiaus vidurkis. Žemaitijoje mažiausiai išvykę į užsienį, dėl to, kad daug ūkių turim, daug jaunų ūkininkų. Tikrai pasilikę esam gyvulininkai žemės tvarkingai. Yra praeina mums visiems, nu tai Valatka galėtų tas panolis pasižiūrėti, pasivaikščioti po kaimus. Dabar yra be piko apžiūrėti. Ir koks tas kaimus yra. Tai jie nesuinteresuoti. Atvažiavo pirmą televiziją LNK, parodė kelis būtent aštuombučių tvartelius ir informacija pasiėmė pirms pats buvo tokia neigiama. Keli žmonės atsirinka tokius, kur mažai žino, pašnekino ir parodė. Tai tendencingai, kryptingai jie. Visi buvo mūsiškiai išvažiavę kaip tik tą į Seimą tą dieną. Negavo, taip, parodė būtent tokią neįgiamybę, tegu pavaikštų po visą kaimą, kaip mes gyvename. Labai dėkui visiems, kad atvažiavot, nes jau turbūt matė, koks didelis ir gerai organizuotas klojimas žiniasklaidai. Šiaip tai, jeigu taip jau atvirai kalbant, tai aš iš principo nesu prieš skalūnus ir manau, kad ir Linas nėra iš principo prieš skalūnus. Bet šnekame apie tai, kad tai turi būti ypatingai ekologiškai užtikrinta, o kadangi mes matom, kad pagal Amerikos patirtį kol kas nėra jokio reglamentavimo Lietuvoje galinčio užtikrinti ekologinį saugumą, tai reiškia akivaizdu, kad šnekam per anksti. Kai jau turėsime labai aiškius norminius teisės aktus, tik tada galėsime prie to klausimo grįžti. Kol kas prie jo aš nematau galimybės grįžti. Lygiai kaip ir šiandieną, mano supratimu, galima kalbėti apie švarų vandenį, kurio pasaulyje labai trūksta. Ir tegu Lietuva gali jį eksportuoti, gauti, jis atsigamina, bet visiškai neaišku, kam reikia į Lietuvos dirvožemį ir į Lietuvos gelmes sukišti tarp 300 ir 500 pavadinimų chemikalų. Aš nežinau, ar tai gali daryti žmogus ir apie tai kalbėti, kuris iš tikrųjų sako, kad jis yra lietuvis, kad jis myli Lietuvą, kad čia jo tėvynė, kad jis nori ją palikti dar savo vaikam ir anūkam. Mano supratimu, tai yra didžiausia nesąmonė, kai yra kalbama apie energetinę nepriklausomybę. Pristatė vėjo jėgainių, tarp kitko Žemaitijoje,
ir dabar pusė jų jau priklauso RAOS. O RAOS yra Rusijos kompanija, kuriai labai gražiai atstovauja ponai Garbaravičiai, kur vienas jaunuolis iš jų šeimos per 8 metus stumdymamas elektrą susikrovė 500 milijardo asmeninio turto. Tai va tokie dalykai mūsų energetikoje ir vyksta. Reiškia, komiteto posėdžių tęsinys dėl skalūninių dujų valdybos ir gamybos perspektyvų. Mes tada daug diskutavome, išklausėme ir opozicijos lyderių, ir komiteto narių, ir kviestinių asmenų, reiškia, nuomonę. Jum yra išdalinta, dabar dar yra Europos parlamento politikos departamento aplinka, visuomenės sveikata ir maisto sauga. Dar viena medžiaga, kuria yra išsami padaryta Europos mokslininko. Jūs turbūt su ją susipažinote, tai yra labai įdomus ir gan svarbus dokumentas apie skalūninių dujų išgavimą Jungtinėse valstijose. Viena žurnalistė, jūs mums trukdote dirbti, jeigu galite trumpai. Tai tada darome taip. Dar yra atvykę žmonių, kurie praeitam posėdį nekalbėjo. Tai duosime pirmiausiai mokslo atstovam pasisakyti, kas dabar norėtų. Iš instituto fizikos. Ne visus pažįstu. Tai kas pirmas? Ponas Urba yra? Kas nepasirašė, pasirašė. Ne, tai palauk, gal dar atėjai. Aš žinau, aš turiu šitą konkursą. Čia vat niekur apie pavą net neužsikalbama. Apie kokį galima priverti. Ne, čia yra konkursas sąjungos. Vėliai, tik tai kaip nors vis tiek teks jau dabar kankintis ir pastovėti. Ponas Urba. Va komitete nebuvo galimybės pavą. Net spaudas. Na ir vėl mūsų labai daug. Ne, tai nereikia tos plenarinės. Šiandieną mes, kaip sakiau, praeitą posėdį daug išklausome visų. Su juo jau šnekėta, jo išklausyta, dialogo tarnybos vadovo buvo praeitam posėdį išklausyta, tai šiandieną turbūt antrą kartą nesikartosim, bet prašom, galite dalyvauti jūsų darbą. Tai aš tada pirmiausia žodį suteikiu, prašau, prisistatykite, sėskite čia ir trumpą savo, reiškia... Nebuvo. Ne, tai man šitą. Tylos. Pateiksim dokumentą. Jei galima, Emilis Urba, Fizinių ir technologijos mokslų centras. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad man tenka remtis amerikiečių šaltiniais, kadangi daugiausia ten darbų yra daroma. Va, tai, kaip žinia, mes visi įpratę manyti, kad gamtinės dujos yra labai švarus kuras, iš tiesų dega švariai, nesusidaro suodžiai ir taip toliau. Deja, visiškai tas netinka skalūninių dujų atveju. Prasme, ne natūraliai išgaunant, bet skalūninių dujų atveju tas visiškai netinka ir negalioja. Pensilvanijos valstijos gamtos išteklių apsaugos departamento sekretorius John Quigley yra vaizdžiai apibūdinęs tą dalyką taip, kad skalūninių dujų gavyba ir deginimas yra tarsi savotiškas šildymosi būdas, kuomet mes tam, kad apšildytume namą, deginame jame esančius baldus. Va. Ir kodėl? Na tai lemia jau daugiau mažiau esame susipažinę pati technologija, kad yra į gelmes pilami didžiuliai smėlio, nuodingų ir taip toliau chemikalų mišinio kiekiai. Teko rasti jau Amerikos aplinkosaugos agentūros pradinę ataskaitą. Joje yra sąrašas, jis yra nepilnas, kadangi pagal galiojančius Amerikos įstatymus skalūninių dujų kompanijos neprivalo pateikti, reiškia, savo naudojamų medžiagų. Tai šiaip ar taip, tame nepilname sąraše yra 1000 chemikalų,
daug iš jų yra įvairiausių klasių medžiagų, bet daug yra benzolo darinių, aromatinių, itin kancerogeniškų medžiagų. Taip pat yra netgi ir vieninių vadinamųjų medžiagų, yra taip pat ir arsenas. Va. Tai dabar gelmės atiduoda dėja irgi ne tik dujas, atiduoda skystį vadinamąją fluidą ir taip pat atiduoda iš dalies tai, ką mes gelmėms davėm, kartu ir prideda dar nuo savęs, ko ir kiek jos pridės, nuspėti turbūt, kad yra iš anksto neįmanoma. Tai principas tas, kad mes ne ką nors paimam iš gelmių, bet iš esmės greunam žemės sandarą, bandom ją sugriauti, pildami tenai nuodus, o iš ten imdami tas medžiagas, kurios žemės paviršių irgi nebūtinai pageidaujamos, tai irgi ten yra daug nuodingų medžiagų. Na ir dabar gaunamas tas vadinamasis skystis arba fluidas, dar jisai vadinamas yra sūrimu, kadangi jame itin daug druskų. Na ir tuomet jisai perdirbamas, išgaunamos dujos, keliauja į perdirbimo įmonės, reiškia, bandoma jį išvalyti kažkiek. Na ir kas jau lieka, keliauja į upes. Na, išskirtos medžiagos irgi, jos niekur nesideda, kažkur jos sandėliuojamos, kraunamos, irgi sunkiasi į gruntą ir taip toliau. Na ir tos veiklos rezultatas, apžvelgus nemažai žiniasklaidos tiek mokslinės, tiek reiškia, populiarios tipo New York Times, apskritai rezultatas yra, galima sakyti, įvairialypė, gana sudėtinga įvairialypė tarša, tiek oro, tiek gruntinių, požeminių, giluminių vandenų. Va. Ir tas įsivaizdavimas, kad čia vykdom kažką ir gali čia kažkas atsitikti, bet gali ir neatsitikti, jisai yra netikslus. Čia šituo atveju negali neatsitikti. Taip. Ir apskritai amerikiečių mokslininkai sako, kad šita tarša yra kur kas pavojingesnė, negu mes šiandien galvojam, todėl kad jinai dar yra gana menkai ištirta. Va. Ir supratimas apie tą taršą kol kas yra, kaip galima susidaryti vaizdą iš esamų pranešimų, kol kas jisai daugiau simptominio pobūdžio. Ta prasme, kad mes žinom, kažkur yra vanduo užterštas, kažkur jisai geltonas, kažkur gyventojai skundžiasi, kažkur gyventojai serga astma ir panašiai, bet nebūtinai mes žinom kodėl. Ir tą nesunku paaiškinti tuo, kad šiandien organinė chemija, aš kalbėjau su chemikais organikais, neturi stebuklingų metodų, kad vat įpylėte kibirą vandens ir pasakė aparatas, kad ten yra tiek ir tiek to, kai yra ten junginių, įtariamų junginių, sakysime, apie 1000. Be to, tie junginiai reaguoja su jau esančiomis medžiagomis tiek ore, tiek vandenyje. Ir todėl būna kartais, kad pranešimai gyventojai kažkur Pensilvanijoje skundėsi dėl geltono vandens, o atsakymas laboratorija pasamdė kompaniją ir pasakė, kad ko jūs skundžiatės, viskas yra gerai. Taip, tačiau matyt, kad ieškojo ne to, nes atsakymo, kodėl tas vanduo dvokia, kodėl jisai geltonas, reiškia, laboratorija nepateikia. Na, tenka skaityti ir tokių pranešimų, kad būkite ramus, mes ištyrėm jūsų vandenį, ištyrėm sunkiuosius metalus, tarp jų ir benzolą ir toluolą. Reiškia, laboratorija net neturi supratimo, kad benzolas ir toluolas ne tik ne metalai, bet ir jų sudėtyje jokių metalų nėra. Tai be abejo, kad tokiais tyrimais galime rezultatų tikėtis įvairių, bet nebūtinai jie patikimi. Na ir apskritai, mes tikrai negalim smulkiai aptarti tos taršos ir tų rezultatų. Pasakyčiau tik tai tiek, bendras įspūdis, kad tam dalykui būdingi yra netikėtumai, nelauktos reakcijos, nukrypimai nuo fliuktuacijos, nukrypimai nuo esamų lygių ir vis nauji atradimai ir iššūkiai. 8 metais sausros metu, susidėjus nepalankioms aplinkybėms, sakysim, mažas vandeningumas, Pensilvanijos Monongahela upė tampa tokia užteršta, kad Pitsburgo apylinkių gyventojams patarta nebevartoti vandens. Tenka vartoti, reiškia, atvežtą vandenį. Na ir tokių pranešimų yra daugybė, ta prasme, kad atrodo, kur pirštų dursi, ten pataikysi. Na ir paskui vienas iš tokių dar ir tai, kad vienam iš
didelių tų Marcelijaus vadinamajam telkinį, ištyrus fluidą pasirodė, kad jisai dar ir labai stipriai radioaktyvus, radioaktyvumas geriamam vandeniui nustatytas normas viršė 100 arba net ir 1000 kartų. Ohajo valstijoje netgi neseniai pranešta apie keistus žemės drebėjimus, 4 balų pagal Richterį. Mokslininkam keista, kadangi seismiškai ta zona niekada nebuvo aktyvi, bet ten už tai vykdomi skaldymo darbai. Dar vienas aspektas yra, sakyčiau, daugiau ir socialinis, politinis, ypač New York Times yra speciali skiltis tam dalykui skirta ir yra liūdna ir skaudu matyti, kad Amerikos visuomenė, kurią mes turbūt visi laikom kaip brandžią, pažangę pilietinę visuomenę, panašu, kad jinai jau negali pasipriešinti šitam reiškiniui ir žiniasklaida įvardina kaip vėžį, kuris užima vis naujus plotus, skaldo ir ne tik skaldo gelmes, skaldo ir žmonės, kadangi vieni šiek tiek iš to gal pelnosi, kurie parduoda savo žemės, kitiem lieka tarša ir kiti dalykai. Būdinga šitam reiškiniui ir kompanijų elgesiui nepatogių dalykų nutylėjimas, pasirašo sutartį, kurioje kai ką nutyli, sakysim, paskui jau kompanija išvyksta, žmogus nežino, nelaukia, kad kompanija pasirodo nuodingąsias likusias medžiagas, paliko vietoje, užsodino žolyte. Būdingas agresyvus lobizmas, kaip minėjau, vienas atvejis yra išimtis geriamojo saugaus vandens įstatyme, pagal tą išimtį skalūnininkams neprivalu savo naudų atskleisti. Čia nuo 5 metų, taip. Kita išimtis, tiesa nežinau, ar visoje JAV, ar tam tikrose valstijose, išgauta išimtis iš reikalavimų vairuotojo darbo ir poilsio laikui, kad vairuotojus galime versti dirbti kur kas ilgiau ir paskaičiuojama, kad jau apie 300 žmonių žuvo vien tik tai autoavarijose, dalis iš jų dėl to, kad vairuotojai yra verčiami dirbti vos ne kiaurą parą, kadangi tai yra pelninga kompanijoms. Dabar Lietuvoje atrodo, kad turim situaciją, kurią minėjęs yra kadaise amžinatilsį akademikas Vytautas Statulevičius, kai kalbam apie tokius dalykus, jisai sako, turime kairiųjų politikų stalą, turim dešiniųjų politikų stalą, klausimas, kur yra specialistai, kur mokslininkai. Tai šiuo atveju irgi atrodo, kad turime tą patį. Geologijos tarnyba paskelbė konkursą, kuriame yra sąlygos labai tokios paprastos, aiškios, ten tam tikra patirtis yra reikalaujama. Nieko neklausiama apie ankstesnės veiklos rezultatus, poveikį aplinkai, nereikalaujama jokių analizių, nei nieko. Na, o užvakar matyti per panoramą vaizdai jau šiek tiek atrodo tarsi ir iš pasakos. Panašu, kad reiškia Chevrono vadovai lankosi pas valstybės aukščiausius vadovus ir stengiasi įtikinti, kad čia bus viskas gerai. Ir... Bet tai kaip ne komiteto narys, stebi teisę. Kol kas aš posėdžiui pirmininkauju, išklausome, paskui suteiksiu. Kas čia yra per daiktas? Prašau, tęskite, nekreipkite dėmesį. Taip. Ir darosi toks įspūdis, kad na, be abejo, kad tai yra natūralu, kad mes turim tai suprasti, kad ir mums visiems kaip žmonėms kartais norisi tikėti tai, kas atrodo naudinga ir taip toliau, bet vis tik tai mes neturime apsigauti, nes paskui tokie dalykai gali valstybei brangiai kainuoti. Ir atrodo, kad tie pažadai sakomi, kad mes dirbsime su vietos bendruomenėmis, bandysime įtikinsime vietos bendruomenės ir taip toliau, vis tik tai, jeigu tokie pažadai yra priimami, tai šiek tiek keista. Tarp tų pažadų atrodo nesigirdėjo pažadų įtikinti Lietuvos mokslininkus. Na, o tolesnė eiga, jeigu taip viskas ir vyktų, galima nesunkiai numatyti, reiškia, nes kaip įrodo Amerikos patirtis, kaip sakiau,
sakysime, gyventojai skundžiasi vandeniu ar kažkuo, dažnai būna atsakymas, kad kalti yra gyventojų šuliniai, jie kažkokie prasti, reiškia, rentiniai gal pasistūmę. Čia taip ir buvo jau anksčiau, nes tyrimai prieš tai nebuvo daryti ir taip toliau. Be to, kaip sakiau, sudėtinga organinė ir itin brangi analizė ir kol kas mes būdų universalių neturim nustatyti, kas tenai iš tiesų yra. Tai kalbam apie 1000 ar panašiai junginių. Na ir dar kitas dalykas, kad Jungtinės valstijos bent turi nemažų upių, į kurias gali pilti kai ką. Na, dabar supraskime, kad juk tam, kad gavyba tą apsimokėtų, irgi reikalingi tam tikri lygiai, tam tikros išgavos kiekiai per parą. Tai Lietuva tokių, atrodo, upių ten, gal pils į Nemuną, bet ar tai bus vertės tiek vežti? Jeigu tai bus pilama į mažesnės upes, tai kažin, kas iš jų bus. Ta prasme, kad ir Amerikoje yra buvę pranešimų ir apie žuvies išgaišimą. Ta prasme, kai koncentracija pasidaro kiek nepalanki, per didelė, tai yra stebėta ir žuvies gaišimo atveju. Na ir dabar, kasgi iš to bus sunku pasakyti. Ir apskritai, neseniai gavau pranešimą, kad Nigerijoje, esant nepalankioms toms žvejybos sąlygoms, kai buvo sutartys sudarytos kažkaip nepalankiai, tai dabar sakoma, kad Nigerijoje dar ir kompanijoms primoka valstybė. Žodžiu, tas nėra, žiūrint, kaip ta sutartis sudaryta, ir valstybė netampa, reiškia, įkaitę. Taip. Na ir energetinis saugumas be abejo yra labai svarbus, bet turbūt, kad mes turim bandyti kitų, ieškoti kelių, kaip ir anos vyriausybės pradėta yra pastatų apšiltinimas ir renovacija. Ko gero, jeigu mums pavyktų šitoj vietoj ženkliai pasistumti, ko gero mes sutaupytume šilumos tiek, kad nebereiktų galvoti apie skalūnės dujas. Ir turėkim minty, kad Jungtinėse valstijose, kaip sakiau, mes neturim dar pilnų duomenų, turim daugiau simptominius duomenis. Aplinkosaugos agentūra pradėjo plataus masto sisteminį tyrimą, tačiau tyrimo rezultatų, bent šiokių tokių rezultatų daugiau mažiau galutinių yra laukiama 2014 metais. Tačiau yra pasakyta, kodėl daromi tie tyrimai, kas paskatino tuos tyrimus, tai būtent susirūpinimas dėl aplinkos būklės, vandens būklės, gyventojų sveikatos, jų skundai ir taip toliau. Taigi turėkime šitą mintyje. Na ir dabar manyčiau, kad yra dalykas lyg ir ganėtinai aiškus, kad mes susiduriam su naujų reiškiniu, su šimtais ar net daugiau įvairių ir itin nuodingų kancerogeninių medžiagų. Susiduriam su tuo, kad mes visiškai nežinom, ką dar ištrauksim iš tų gelmių, kaip tai reaguos su jau esančiomis medžiagomis. Pavyzdžiui, toks atvejis yra Pittsburgo 11 metų geriamojo vandens ataskaitoje, atsiranda nei iš šio, nei iš to eilutė trihalometalai. Šiaip tarša nurodyta elementiškai, vario tiek, švino tiek, staiga junginys trihalometalai. Paskaičius toliau, reiškia, kitus pranešimus, paaiškėja, kad tai yra junginys, kuris jau susidaro reaguojant skalūninių dujų gavybos taršalams su kitais junginiais, su vandenyje jau esamų chlorų, kadangi vanduo yra šiaip jau chloruojamas. Ir jau vien dėl to dalyko, reiškia, tenka jau atsisakyti vandens chloravimo, tenka keisti chlorą chloraminu. Tai yra dezinfekcija irgi
medicinoje naudojamas preparatas. Na ir vėlgi neaišku, su kuo reaguos ir kaip bus su chloraminu. Tai lyg tai žadama bandama jį keisti. Tai kadangi mes negalim prognozuoti, kokią taršą mes turėsim, kiek fluido prasiskverbs ir kur, kokią turėsim taršą upėms ir kiek per įvairius plyšius, nesandarumus pateks nuodingų medžiagų į požeminio vandens telkinius. Tai tiesiog tokia paprasta būtų mano išvada, kad reikėtų bandyti vis tik tai apsieiti be tų savo baldų deginimo. Ačiū labai. Klausimų, prašau. Aš, gerbiamas pirmininkė, dėl vedimo tvarkos norėčiau, nes tikrai siūlyčiau jums ateityje atskirti 3 turbūt būdus darbo, tai yra komiteto posėdis, tada komiteto organizuojami klausimai ir galbūt konferencijos, kuriuose gali dalyvauti komiteto nariai, nes kituose komitetuose dirbant taip ir darydavom. Nes iš tiesų, aš nekalbėčiau, jeigu mes nesvarstytume 3 kartą. Įtin svarbus valstybei klausimas, komitetas svarsto 3 kartą ir vėl mes klausom tų pačių dalykų, sustinkam su tais pačiais žmonėmis. Man norėtųsi, kad komitete vienas dalykas, aš dabar kalbu ne kaip politikas, o kaip mokslininkas, atskiro mokslininko nuomonė galėtų ir turėtų būti pateikiama mokslinėse konferencijose tarpe kitų mokslininkų nuomonę. Jeigu mes esam komitete, mes turim klausyti oficialių ekspertų, tai sėdė aplinkos apsaugos ministras, yra geologijos tarnyba ir oficialios institucijos, kurios šioj sferoje Lietuvoje veikia oficialiai. Tai jų ekspertų nuomonių komiteto nariai turėtų klausyti. Ir konferencijas tikrai reikia daryti. Tai pereinu prie kito dalyko, kad mes susitarėm. Vienas dalykas, rengti komiteto išvažiuojamą į posėdį, gal ne vieną, į vietą, pasižiūrėti, tada daryti sprendimus. Antras dalykas, iš tiesų mes ir pats jūs berods interviu minėjote, kad su potencialaus investuotojai ir gavėjo Chevron atstovais komiteto nariai dar neturėjo progų susitikti. Tai iš tiesų visi tie klausimai, ką kelia mokslininkas, nes čia tik tai prašom neįsižeisti, aš ne dėl turinio kalbu, dėl turinio čia visiškai dabar nekalbu. Į šios klausimus, kuriuos ir jūs keliate, ir mes visi keliam, pirmoj eilėj turi atsakyti būtent Chevron. Tai mes su juo nepakalbėję, nepadiskutavę ir tą vėlgi, ko gero, ne komiteto posėdį, bet reikia kelius klausimus daryti, o tada daryti komiteto posėdį su sprendimais. Ne, atsakau. Gerai, Agne, prašau, po to atsakau. Tvarkos ir pačio posėdžio organizavimo. Jeigu būtų įmanoma, aš manau, kad žmonės stovintis yra ir patalpos yra visiškai nepritaikytos tokiam posėdžiui. Kitas dalykas, aš žodžiu pasitikslinti pačio mokslininko, ar jis pačiu atliko tyrimus, ar tikrai rėmėsi kitų mokslininkų. Kol kas Lietuvoje atrodo mes iš viso duomenų neturim. Aš dariau apžvalgą to, kas jau yra, rezultatai skelbti ir taip toliau. Ir dar aš vieną tokį savo pareiškimą pasakyti. Mano nuomonė šitas klausimas yra be galo svarbus, tai liečiantis visą Lietuvą, mūsų nacionalinį interesą. Klausimas yra toks, ar 10 komiteto narių gali priimti sprendimą, kuriuo keliu eina Lietuva. Man atrodo, kad tai yra nenormalu, kai 10 komitetos narių priims sprendimą, ar mes einame tuo keliu, ar neiname. Atsakau į antrą klausimą, Agne, atsakau, mes privalome priimti sprendimą, tam mes turime įgaliojimus. Ir čia nieko nepadarysi, dabar dėl dalyvavimo. Aš šiandieną tikrai prašiau, kad būtų kuo mažiau žmonių. Pas mane yra ant stalo bent 10 ar daugiau mokslininkų, akademikų, profesorių, kurie norėjo ateiti šiandieną įsakyti savo nuomonę, bet jų nuomonė absoliučiai yra į vieną pusę. Tai yra, kad reikia baigti su tą, bet aš jų nekviečiau. Atėjo fizikas, kurio mes išklausėme, kuris turi savo nuomonę. Aš matau, gerbiama, jūs pripažinsite pirmą kartą. Jūs mane irgi pirmą kartą, jūsų buvo prašymas, kad pateikti savo nuomonę, jisai pasakė. Taip, kad neblokuokite, nekalkinkite vėl, kad čia yra Gazprom agentas ar kas nors. Tai yra tie dalykai. O tai, kad žmonės suėjo žiniasklaidą, aš tikrai negaliu atsakyti. Už tai, bet sakau, kviesti yra tik tai jūs. O ar galima... Prašau, tai Raimondas, po to Gintas. Gerbiamas pirmininkė, per praeitą posėdį aš buvau jūs informavęs, kad aš buvau susitikęs su Chevron atstovu
ir jie davė pasiūlymą, pateikė pasiūlymą, kad 15 balandžio tęstinė organizuotų konferenciją. Tai aš manau, kad tikrai iki balandžio 15 gal čia tik tie procesai dar neprasidės ir aš manau, kad toj konferencijoje turėtų dalyvauti ir specialistai, ir bendruomenės atstovai, ir mokslininkai, ir viską, ir mes išklausytume viską iš pirmų lūpų. Ir aš manau, kad čia pas mus tokius mitingus daryti, tai aš irgi tam nepritariu, kadangi mes turime, kaip sakant, apsišnekėti patys. Supratom, Gintas, po to Linas. Kadangi mes jau svarstom ne pirmą kartą, yra projektas sprendimo projektas, aš manyčiau, kad tą projektą reikės susvarstyti. Aišku, labai gerai, kad domisi opozicijos lyderis. Ir tenka apgailestauti, kad buvęs vyriausybės vadovas visos partijos vardu parašo raštą, į ką dabar reiktų atkreipti dėmesį. Nebus užteršta, nebus sugriauta ir panašiai. Tai kur jūs buvot, kai skelbėt konkursą? Tas turėjo būti viskas padaryta ir numatyta. Ir aš nuomonės nekeičiu, aš pirmai sakiau šiandien, kuo greičiau reikia stabdyti. Kad šito nenueitumėm toliau, kuo toliau nueisim, to daugiau kainuos valstybei. Būsim įkaitai, jeigu dar mes neįkaitai esam. Tai aš siūlau svarstyti šitą projektą paruoštą ir baigti kuo greičiau nekankinti žmonių. Ačiū, Linas, po to Aurelija. Aš iš esmės palaikau, ką sakė Gintas, nes mes, aišku, mes nesame ekspertai ir nesame mokslininkai, nors kai kurie ir turi čia išsilavinimą, kažkada baigė fiziką, nors paskui visą gyvenimą dirbo politinį darbą. Tai yra labai gerai. Bet visi objektyviai egzistuojantis studijos, kurias mes čia visi ne vienas esam perskaitę ir ne po vieną, aš dar nemačiau, kad ne vienoje studijoje būtų pasakyta. Čia yra visiškai aišku, geras, fainas dalykas, taip kaip sako per televizorių Chevron atstovai, ten tokie atsiranda maži gražus įtrūkimėliai, ten truputėlį tokio skystuko įpilam ir paskui kaip namuose buityje, sako, su milteliais. Tai mes negalime tikėti verslo, kuris nelabai aiškiais būdais čia pas mus atsirado, spardydamas kojomis duris prezidentūrai ir vyriausybėje. Mes turime tą informaciją, kokią turime. Tai, ką sakė Raimondas apie konferencijos, gerai, viską darykim, bet visą tai reiškia, kad mes turim dabar stabdyti. Kas įkirpo į uodegą buvusius vadovus, aš nežinau, kad jie dabar taip skuba. Jeigu kas nors turi kokį nors įsipareigojimų kam nors, tai taip ten vietoj savo ir išsiaiškinti. Mes turim stabdyti, nutarimas yra paruoštas geras, siūlau už jį balsuoti, nes nereikia laikyti nei žygaičių žmonių, nei čia mūsų kitų patiems gaišti laiką. Mes čia neišdiskutuosim to, kas jau yra išdiskutuota be mūsų. Supratau, Aurelija? Aš tai iš tikrųjų, kadangi esame aplinkos apsaugos komitetas, o ne ekonomikos komitetas, labai gaila, kad vienos partijos atstovai ir praeitoj kadencijai darė šitą komitetą ekonomikos, o ne aplinkos apsaugos komitetų, tai mes turėtume vis dėlto žinoti savo kompetencijos ribas, mes esame atsakingi už aplinkos apsaugą Lietuvoje. Tai iš tikrųjų siūlau tuos aspektus ir nagrinėti ir neieškoti čia, kas ką galėtų atstovauti ir kieno čia kažkokie ekonominiai interesai. Norėčiau atkreipti dėmesį, ką čia labai gerai pasakė ponas mokslininkas, apie galimus aplinkosauginius katastrofas, visokius pažeidimus rimtus ir taip toliau. Tai čia akcentuoju būtent aplinkos ministrui, nes ne vienoje laidoje jūs pasakėt, kad jeigu jūs kas nors informuos apie galimus aplinkosauginius pažeidimus, apie tai, kad ten galimos kažkokios neigiamos pasekmės ir taip toliau, tai jūs tada tikrai nuomonę keisite. Tai manau, kad jūs išgirdote apie tai, kad vis dėlto yra rizika nemaža aplinkosauginė prasme, to jau baigsiu. Na ir paskutinis... Siūlyčiau kalbėti apie save, aš turiu ausis, matau akis ir man nereikia jūsų baksnojimų. Prieš grįžtant prie tikrai protokolo projekto, kur tai siūlyčiau gal, jeigu galima papunkčiu, kad mes eitumėm jį. Tai prieš tai norėčiau tiesiog dar kartą akcentuoti. Čia dabar jūs tik padalinote Juozo Mackevičiaus geologijos tarnybos direktoriaus dokumentus. Jūs pažiūrėkite, visur žiniasklaidoje buvo viešai sakoma, kad kalbama tik tai apie žvalgybą ir apie bandymą išsiaiškinti, ar mes turim apskritai tų skalūnų. Ką mes matome išdalintose pasirašytose Mackevičiaus dokumentuose? Pirmas sakinys. Leidimas naudoti. Tai yra ne žvalgyti, o naudoti. Tai jeigu mes jau su pirminiais dokumentais apgaudinėjom tiek save, tiek visuomenę, tiek komitetą, tai aš nežinau, kas tada, ko galima tikėtis toliau. Akivaizdu, kad kaip ir minėjau, kaip mes čia visi matėm Europos komisijos užsakymo atliktą studiją, akivaizdu, kad yra pakankamai daug abejonių skaidrumu vykdomų projektų, tame tarpe net Amerikoje vykdomų. Tai jau Lietuvoje mes su kiaulėm nesugebėjom susitvarkyti, vandens nieks nesugebėjom patikrinti užterštas, neužterštas Sudano kiaulių fermom. Tai kas bus su skalūnais, be abejonės turbūt galim įvertinti.
Tai tikrai, jeigu galime, grįžkim prie protokolo projekto ir... Ačiū, opozicijos lyderis. Aš labai, tai du dalykai. Vienas, tai iš tikrųjų aš raginčiau komitetą giliai išanalizuoti visą sukauptą pasaulyje oficialią informaciją. Ir čia man gaila, kad aš neišgirdau kolegos fiziko pavardės, Urba, vardas, senybė. Tai jeigu galima būtų išgirsti dar, kuo jūs užsiemat savo profesiniai veikloje fizikos, aš suprantu, kad pagal tai jūs neužsiemat geologiją ir geologinių tyrimų analizę. Ne, aš užsiimu metrologiją. Nu, tai metrologija yra šiek tiek kiti dalykai. Tai be abejo kiti. Tai čia mes daug kas skaitom, aš atsiprašau, pratęsiu, mes daug kas skaitom įvairią spaudą, ir New York Times ir kitus, bet aš raginčiau perskaityti tokią komitetą ir aš atidžiai išanalizuoti praeitų metų lapkričio mėnesį Europos parlamente priimtas 2 rezoliucijas dėl skalūninių dujų gavybos, poveikio aplinką ir kokių priemonių turi imtis Europos valstybės ir nagrinėti būtent tuos aspektus. Čia yra studija, prie to yra dar 2 rezoliucijos, gerbiamas Linai, galiu jums įteikti jų kopijas. Tai iš tikrųjų būtų tada vertinga diskusija, rimta, atitinkanti Europinės valstybės statusą, kaip tokie klausimai diskutuoja. Tai čia vienas dalykas. Dabar antras dalykas, tai iš tikrųjų aš raginčiau ir vyriausybę. Mes parašėm oficialų prašymą ir kolegai Mazuroniui ir premjerui Butkevičiui, kad į tuos klausimus, kuriuos užduoda vietos žmonės, tiek dėl melioracijos, tiek dėl vandens užterštumo, dėl kitų dalykų, kad atsakytų oficialiai valdžios institucijos. Turiu pasakyti, kad mano kolega, buvęs ministras Kazys Starkevičius, buvo nuvažiavęs į Žygaičių bendruomenę, susitiko su žmonėm. Iš tikrųjų, žmonėm trūksta informacijos. Ta informacija reikia duoti. Bet ją turi duoti ne kažkas, kas, taip sakant, laisvalaikiu to užsiima, turi duoti oficialios institucijos. Ir premjero Butkevičiaus vakarą ar pirmadienį pasakyti žodžiai, kad žmonės bus informuoti, yra pats tinkamiausias atsakymas. Bet tą reikia padaryti. Po visko. Tai ir duoti atsakymus raštu ir nustoti. Tai aš pabaigsiu toliau. Gerai. Ir baigdamas aš Nu, atsiprašau. Turime išklausyti opozicijos lyderį, būkim pakantos. Ateisiu į komitetą, jūs jeigu jums taip trūksta mane. Ir paskutinis dalykas, tai aš dar sykį raginu atskirti 2 dalykus, apie ką kalbėjo prezidentė ir premjeras. Vienas tai yra tyrimai, kad mes nustatytumėm, kamgi mes turime tose žemėse, gal ten tų skalūnų visai nėra. Tai kodėl dar leidimą naudoti? Minutėlė. Tai pradžia prasideda viso nuo tyrimų. Jūs galvojate apie tai. Amerika jau pragrėžė skylės. Nustačius, ar yra, nėra tų skalūnų, toliau žiūrėti, ką su jais. Ačiū visiems. Gerai, supratau, yra 2 nuomonės. Yra nuomonė svarstyti parengtą projektą. Turbūt viena nuomonė. Aš tik noriu pasakyti vieną. Per tas 2 savaitės, per tą pertrauką, išties mūsų biuras ir man asmeniškai teko daug padidėti. Kuo aš esu nustebęs? Aš nei vieno negavau, sakysim, mokslininko, kurie yra profesoriai, akademikai, visokio laipsnio, negavau, kad jie pritartų šitam veiksmui. Aš tikrai norėjau rasti, kas... Vienas yra. Kas? Ponas Petras Lapinskas. Šitas man kažkaip nesikė. Bet geologai, šiandieną kalbėjom su profesorium, kuris irgi geologas, jisai supranta geologus, jiems svarbu kasti, kaip ir mūsų ponai Mackevičiui, kuris neatsako už nieką, jiems svarbu rausti. Nu, tai yra jų reikalai. Tai va, tokias ir antras dalykas, vis tik tai ponas Andriau Kubiliau. Na, jums reikia studijuoti va šitą studiją. Turbūt tikrai neapkaltinsit, kad čia yra Gazpromo ar kokie 6 mokslininkai, kurie įsamiai parašė, kas mumis laukia. Ir kada Lietuva yra turintis mažiausiai tų skalūnų, dabar jūs kalbate apie žvalgybą. Nu, Dieve brangus, tai jeigu žvalgyba, šiandien radijos, sakiau, pradėkime nuo Vilniaus žvalgyti. Nuo pono Andriau Kubiliau jūsų namo. Iškaskime duobę, kodėl mes lendame dabar ten? O todėl, kad jau viskas yra išžvalgyta. Yra jau viskas išžvalgyta, beliko gaminti. Ir ne viena kompanija neateis Amerikos ar kitos valstybės tam, kad negautų naudos. Tai va, aš atsakau visus klausimus, dabar diskusijas baigiam. Komiteto nariai, prašom siūlyti. Prašau, dar Seimo narys vienas. Labą dieną, gerbiami komiteto nariai. Tų teritorijų rinktas Seimo narys. Vadovaujantis to oficialių dokumentų Europos komisijos, vienas esminis sakinys ten yra, kad kadangi visos tos grėsmės išlieka, lemiamą žodį turi tarti vietos bendruomenės.
Praeitą komiteto posėdį mes jums pateikėm per 1000 parašų. Šiandien papildomai nuo tų visų bendruomenių ir dar plačiau mes jums atvežėm dar per 3500 parašų. Tai va, teikiu. Čia yra bendruomenės atstovai. Tai jie sako labai aiškiai ne. Taip, ir ES išvadose yra parašyta, pirmiausia turi būti bendruomenės leidimas. Ne mūsų Andrių Kubilių politiko, o bendruomenės. Jeigu bendruomenė nesutinka, mes neturime eiti prie šių varžų. Viskas daugiau. Gerai, vieną sakinį. Jums kaip opozicijos lyderiui. Ačiū labai. Tai aš tik raginčiau neužsiminėti populizmų čia. Ir jeigu jau skaitot komisijos tyrimus, tai perskaitykite iki galo komisijos tyrimų pagrindų priimtas Europos parlamento išvadas. Tai galit perskaityti. Viską perskaityti. Kas nori kokias nors teikti pataisas dėl jums išdalinto projekto? Prašau, Aurelija. Aš tikrai labai pritariu visam projektui. Jeigu galima, siūlyčiau čia, kur posvarstyti prieš konstatuotą, tiesiog gal reikėtų įrašyti dar įvertinus. Pirma, kad nėra užtikrinamas pakankamas visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus regioninių lygmenių pradinėje stadijoje. Čia remiantis būtent tą studiją, kuri sako, kad turi būti užtikrinamas visuomenės dalyvavimas. Ir antras, kad galima atitinkama nauda nekompensuoja pavojaus ir žalos aplinkai, nes konkreti dujų gavyba labai maža, čia lygiai taip pat remiantis tą pačią studiją, toliau jau siūlyčiau konstatuoti. Dar galima būtų paminėti, kad tikrai poveikio aplinkai vertinimas nėra numatytas jokioje stadijoje. Pradžiai mums buvo sakoma, kad prieš gavimą bus numatomas PAV, dabar kaip paaiškėjo, kadangi jau šitie leidimai iš karto išduodami išgavimui, o ne žvalgybai, tai be abejonės PAV procedūra apskritai dingsta. Tai tiesiog būtų labai gerai papildyti. Ačiū, Aurelija, siūlau papildyti. Tada daugiau yra siūlymų dėl projektų. Nėra, prašom balsuoti, kas už tai, kad būtų priimtas toks sprendimas, kuris yra pateiktas. Aš susitikinėjau su geologų bendruomenė. Ir vis tiek aš manau, kad mes gal per daug kategoriškai nepriimkime tokio sprendimo. Čia yra visi punktai geri, gal dar reikėtų papildyti, bet ar nebūtų galima pagalvoti, kad pirmam punktą reiškia sustabdyti skalūnų dujų išteklių gavybą. O paiešką, tai mes vis tiek turim žinoti, kas yra mūsų gelmėse. Ir aš taip nesuprantu. Čia rašoma, iki bus paskelbta ES konvencija. Tai čia mes gana siaura. Dar vienas pasiūlymas, jeigu jau eisim per visą projektą, tai tada toje dalyje, kur yra nutarta, tai tiesiog ketvirtame punkte sudaryti darbo grupę skalūnų dujų paieškos, žvalgybos ir gavybos problemams spręsti, siūlyčiau tiesiog prierašą bei ekonominiam naudingumui įvertinti. Ir penktas, parengti ir pateikti Seimui įstatymų pakeitimus įpareigojančias valstybės institucijas atlikti poveikio aplinkai įvertinimą visais atvejais. Būtų labai gerai rašyti valstybės lėšomis, nes niekaip neprieinam prie to PAF įstatymo pakeitimo, kad būtų įsteigtas fondas ir per aplinkos ministeriją būtų finansuojama. Dabar žinom, kad yra labai ydinga praktika, kai pats ūkinės veiklos vykdytojas užsako poveikio aplinkai vertinimą, pats sumoka pinigus ir norimą išvadą gauna. Tai tiesiog būtų labai gerai rašyti, kad valstybės lėšomis būtų poveikio. Kaip kolegos? Prašau, Raimondas. Dar aš noriu. Pato, Agnė. Vieną, reiškia, ketvirtą punktą, kur sudaryti darbo grupę problemams spręsti, tai gal reikia papildyti, kad, reiškia, darbo grupė vykdytų stebėseną ir, reiškia, įsiaiškinti, kaip vyksta skalūninių dujų paieškos ir žvalgyba Lenkijoje. Visi kitą klausimą dėl to punkto atsakau. Šiandieną man teko bendrauti su Mokslo akademijos profesorium, dabar pamiršau pavardę ir kaip Gaigalu ir dar kai kuriais nariais, jie sutinka per mėnesį įvertinti šitą visą, todėl tas punktas atsirado, kad būtų lengviau po to apsispręsti ir vyriausybei, ir kitiem, ir jie pateiks savo aiškias visames išvadas. Ką mes su jumis ir kalbėjom, kad reiškia nedalyvautų ten nei politikai, nei žurnalistai, kurie irgi dabar savo nuomonę labai gerai reiškia, kad čia reikia viską kasti ir apseisime be jokių mėtymasių, jie atliks įsame išvadą, padarys įsamų tyrimą ir atneš išvadą.
Tai yra tas sutarta. Dar antra informacija. Kitą trečiadienį siūlo su mumis susitikti, man skambino Chevron spaudos atstovė, ir nežinau, su komitetu nori padiskutuoti. Ar komiteto nariai pageidauja pabendrauti? Priimam šitas diskutuoti. Bet jeigu kas norės, tada kitą trečiadienį būsit informuoti. Šitam kabinete susitiksim su Chevron atstovu. Mes esame atviri diskusijom ir galime su jais kalbėti. Ir užduosime jam daug klausimų ir gausime iš jų labai gerus atsakymus. Aš tikiuosi taip. Tai toliau yra siūlymas. Prašau. Tik komiteto nariai dalyvauja. Ne, galima bus pakviesti ir mokslo atstovai. Mažą prašymą. Prašau. Būkit geri, netemkite to balandžių, duokit mums normaliai gyventi. Tai mes ir šiandien priimsim. Tai mes šiandien priimsim. Palaukit, dėl šiandien priėmimo. Prašau, Agnė, Yra prašau. įsakyta nemažai pastabų ir mes dabar matom, na, o popierinio varianto tai mes nematome. Ne, pastabomis. Tai aš tiesiog sekretorius gerai, tada darom tai, kaip yra statutė. Yra siūlymas, Aurelija, pateik siūlymą ir jūs tik balsuosim už savo siūlymą. Taip išklausom. Nu, čia ne plenarinių posėdžių. Palaukit, aš negaliu išklausos dabar paimti ir paskui vėl bus keli žodžiai pakoreguoti, kurie iškreipia iš esmės esmę. Yra įrašas daromas, Agnė, negali būti. Viskas yra įrašyta, nieko neiškreipsim. Prašom. Tai įvertinus, tai vieną dalį. Pirma, kadangi nėra užtikrinamas pakankamas visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus regioninių lygmenių pradinėje stadijoje. Ir antras, kad galima atitinkama nauda nekompensuoja pavojaus ir žalos aplinkai, nes konkreti dujų gavyba labai maža. Tai čia tiesiog įvertinus tuos du punktus. Čia konstatuojamų dalį. Kas už tokį siūlymą, prašom pakelti rankas. Kiek? Skaičiuokit, kas nori. 7, ačiū. Kas prieš? Kas susilaiko? Ačiū, priimta. Toliau. Viskas toliau. Ne, toliau mano pasiūlymas jau dėl nutartos dalies. Tai 4 punkte, kur sudaryti darbo grupės skalūnų dujų paieškos, žvalgybos ir gavybos problemų spręsti bei ekonominiam naudingumui įvertinti. Gerai. Tinka. Darbą ateis į darbo grupę žmogus, kuris tikrai tą ekonomiją. Siūlymas yra Aurelijos pateiktas, kad papildyti dėl ekonominio įvertinimo, kokią Lietuva naudą iš to turės. Taip liaudiškai šneka. Prašom balsuoti, kad už šitą siūlymą, prašom už. Kiek? 7. Kas prieš? Kas susilaiko? 2. Priimta. Viskas. Ir 5 parengti ir pateikti Seimui įstatymų pakeitimus įpareigojančias valstybės institucijas atlikti poveikio aplinkai vertinimą valstybės lėšomis, siūlau rašyti institucijas valstybės lėšomis atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Kad tai nebūtų vėlgi, kaip sakiau, interesas. Taip, kad nebūtų interesas. Kas už šitą siūlymą, prašom. Galima pastabą pasakyti. Balsuojam. Tai prieštarauja įstatymui poveikio aplinką vertinimą. Tai jūs išgirskite, pateikti Seimui. Juk vyriausybė atlieka poveikio aplinko vertinimo galutinį vertinimą, o ekspertai atlieka vertinimą. O prieštarauja įstatymui. Pirmininkė, tai yra strateginis klausimas ir nemanau. Ir aš pacituosiu, kad pono Jonui Šimėnui būtų aiškiau. Parengti ir pateikti Seimui įstatymų pakeitimus, tai čia taip ir skambėjo. Įpareigojančias valstybės institucijas valstybės lėšomis atlikti poveikio aplinkai. Kas už tokį siūlymą, prašom pakelti rankas. Prieštarauja direktyvai. 7. Kas prieš? Susilaiko? 2. Viskas. Daugiau siūlymo nėra. Parašyti preambulėje apie kazokiškis. Padarė prieš 10 metų, šiandien žudomi žmonės. Gerai, ateis laikas ir kazokiškas, Jonai, pakviesim tave. Aš gimęs esu tame krašte. Ačiū. Yra papildymai priimti. Kas už visą sprendimo projektą, prašom pakelti rankas. 7. Kas prieš? 1. Kas susilaiko? 2. Sprendimas priimtas. Ačiū, klausimų. Balsavimo motyvų galima dar. Prašau, o replika po balsavimo. Replika dabar. Prašau, Pauliau. Neišgirdot manęs pirmininkė absoliučiai, nes išties priimtas komiteto sprendimas su daug išvadų, daug rekomendacijų. Išties, o vadovaudamasis kuo komitetas priėmė, nesusitiko nei su gamintojų atstovais, nei nuvažiavo, padarė į vietą susitikimų, apžiūrėjo grėsmės potencialias, tai, na, vadovaujamės išties gyventojų nuomonė svarbi ir ją nebijotinai reikia atsižvelgti, bet ekspertinių lygių nebuvom pasiduoti.
Ačiū, Agne. Ačiū. Laukite, jūs atvažiuotumėte pas jūs. Ačiū. Užstukite į svečius Ateiti, ten dar žmonių daug laukia. Ne, mėlėjai, Agne, prašom, jums žodžiu. 7 parlamentarai priema sprendimą, kuris iš tikrųjų įtakos Lietuvos ateitį. Ir dėl tų 7 žmonių, aš manau, kad jie privalėtų prisimti atsakomybę. Ir šiandien buvo kalbama apie lobizmą, kuris yra lobizmas vienoks ir kitoks. Tai reikia paminėti, kad yra lobizmas labai atviras ir didelis ir iš kitos pusės, iš Gazpromo, ir moksliniai tyrimai gali būti įtakojami, ir pačiu atveju ir politikai. Tai kalbėkime apie ateitį. Aišku, saugumas yra svarbu žmonių. Aš esu visą laiką už žmonės, bet ir kaip ta pati šita politikos pasirinkta analizė Europos Sąjungos departamento. Joje nėra pasakoma, kad yra prieš. Joje yra pasakoma, kad taip, bet kad būtų kontroliuojama ir būtų teisinis geras sureguliavimas. Tai man labai gaila, kad šis... Ačiū, kad toliau galėtume normaliai dirbti, kad skelbti 10 minučių pertrauką, kad galėtume Хорошо, panašu, kad Kalūnų buvo išvykimas Lietuvoje Rumunijos reakcijos promodominiam padui. Kas sustabdė? Balsys, Nikolaitis, Balsys, Norvegai bijo, kad turi nebetarsi Europoje. Ne Norvego, anksčiau, promo. Taip, negalime elgtis kaimo žmonės. Sušaudysim. Ar šitai galima? Mes 100 metų ten gyvenam tėvai. Yra pasakyti. Baudžiam, bet kaip viskas slapta. Praeikit gal laikų žmonės. Agne, kaip jūs pakeitėt nuomonę? Mums gaila tikrai klausytis jūsų. Mums gaila. Žmonės, bet ar jūs atvažiavot, papasakojot kada? Juk jūs žinot, kada... O kaip? Juk jūs pasirašėt. Jūsų išduoti leidimai naudoti. Leidimai išduoti 7 metais. Tai jūsų 12 metais. Gediminas Kirkilas pradėjo, po to jūs. Kazlauskui pasirašyti, juk mes turim. Taip, ir nereikia meluoti. Bet tokie žodžiai sakau, kaip gali būti, gal neįvyks, gal dar kažkas. Tai kad čia žmonės gyvena. Žinokit, kad ten gyvena vaikai žmonės ir norim gyventi. Iš tų žmonių iš to tik prašartės galima. Bet iš tų žmonių jūs irgi biudžeto pinigėlius gaunat. Būtent su žmonėmis įsiskaityti. Ūkiai mūsų tvarkomės, gyvenam ir tikrai negalim elgti šitai. Nesiginčiu. Valdžia turi jums viską išaiškinti. Valdžia yra žmonės. Jūs išdavėt leidimus, jūs pasirašėt. Mes pasiruošę aiškinti viską, ką galime. Jis tik atvažiuoja atsiprašyti už jūs, Starkevičius. Tikrai žmogus atvažiavo atsiprašyti, o jūs ir toliau vis tiek tą patį. Ką tą patį? Man labai gaila, kad jūs šitai pavedat žmonės. Tikrai prarasta daug rinkėjų. Labai daug. Atsiprašau, aš emocijom tikrai negaliu kalbėti. Tai sakau, kaip yra. Mes tikrai norim gyventi ir norim, kad valdžia skaitytųsi su mumis kažkiek tai. Tai valdžia turi atvažiuoti ir labai aiškiai pasakyti. Bet jūs buvot valdžia, kada išdavė tuos leidimus naudoti. Ne, mes neišdavėm jokių leidimų. Jūs pasirašėte. Leidimai neišduoti. Jūs pasirašėte vyriausybės nutarimai. Nepainiokit dalykų. Ne, leidimai naudoti. Pusę Lietuvos norit. Bet taip mes gyventi nebegalim. Taip. Tikrai sekantis piketas bus su šakėm. Ir tikrai tada nesveikia. Jau nebereikės jau viskas. Jau jie praeitis.